Aš tavęs nesuprantu. Kam tau šiandien iš pamokų bėgti? Noriu ir tiek. Eisiu pas Marisą. Noriu ją pamatyti. Ir vėl Marisa, tau negana to, kad ji mūsų riedlentę sulaužė. Abi sugadino, senį. Na ir kas? Man ji patinka. Ji yra ypatinga mergina. Dar nieko tokios nebuvau sutikęs. Noriu ją pamatyti. Palauk, ar tau tikrai rūpi Marisa? Ar tu tiesiog nori paerzinti savo įbrolį? Ne. Noriu ir Pablo paerzinti. Žinoma. Gerai. Tada daugiau nekalbėk apie tą paną. Liaukis pagaliau. Sveikas, Maksi. Atėjau pasakyti, kad tau šakės. Kodėl? Kas atsitiko? Mokykloje sužinojo, kad pabėga iš paskutinės pamokos ir paskambino tau namo. Ai, nieko tokio, atsilieps tarnaitė. Žinau, ką sakyti. Viskas gerai. Ne, šį kartą nepavyko taip sužaisti. Kodėl? Kalbėjo ne su tarnaitė, o tiesiai su tavo mama. Ką? Gerai. Marisa, 2 padariau. Gerai. Nieko nepasakysi? Ačiū, Luki. Kai kitą kartą paliksi šiukšlės ant mano stalo, aš tau jas į gerklę sukišiu. Štai ką aš tau pasakysiu, dink. Viskas gerai? Taip, jau parašėm. Štai, perduok savo draugui, tegul viską išmoksta. Mes jam padėsim. Gerai. Manai, kad šitą užteks, kad visus įtikintume? Žinoma, patikėk mumis. Mes žinom, ką darom. Gerai, ačiū. Marisa. Leo. Leo jau atėjo. Ką daryt? Pasakysim Feliai? Ne, mes pradėjome, mes ir baigsim. Ką darysim? Pakeliui paaiškinsiu, einam. Tikrai einam. Tau labai patinka plunksnelės? Daugiau negaliu, ta mergaitė per daug priskreto. Pradinkis, tokios pasiekmės. Ašgi tau liepiau su mažvaikėm neprasidėti. Viskas, gana, skirsiuos. Štai ir jį pasakyk. Sveikas, mielasis, patiko sąsiuviniai? Dėl sąsiuvinių norėjau pasakyti. Palauk, tėvelis sakė, kad tu jam labai patikai, mama irgi. Dėl sąsiuvinių. Palauk, dar šisas. Klausi, ar turi vairuotojo pažymėjimą? O ką? Jis tau duotų mašiną, kai kartu kur nors einam. Jis nenori, kad važinėčiau autobusais ir traukiniais. Mašina? Mašina. Taip, ką norėjai pasakyti apie sąsiuvinius? Apie sąsiuvinius. Labai gražus sąsiuviniai. Palauk, mašina būtų iš tavo tėvo įmonės? Iš tų importuotų mašinų? Tikriausiai nežinau. Rudi, klausyk, gal žinai, kas atsitiko Marisai ir Diegui? Nežinau, mašina. Sužinok, ką? Leo, kaip tau sekas? Čia Marisa, mano ir Felės draugė. Taip, aš tau skambinau. Aišku, Felė neateis. Felė negalės ateiti su tavim pasikalbėti. Tu man sakai, kad ji man nori kažką pasakyti. Taip, bet jai labai gėda. Paprašė, kad mes tau pasakytume. Na gerai. Ką turit pasakyti? Jis sakė, kad jei tu atneši Solės nuotraukas, ji nueis su tavimi pasimatymą. Nesuprantu, kas bendro tarp vieno ir kito. Nieko bendro. Įrodytum, kad ją myli, labai gražu. Kad myli, supranti? Turėjai įrodyti, kad Solė tau nepatinka. Taip. Aš jau sakiau. Sakei, bet reikia įrodyti, dar neįrodai. Nežinau, labai keista. Mergaitės pamoka prasideda, einam. Tu ateisim, sutinki ar ne? Nagi sutik. Vaikai, čia Omaras kirpėjas. Jis mano senas draugas. Atėjo pravės dailės pamokos ir mums padėti. Omarai, pasisveikink su vaikais. Sveiki, vaikai. Labas. Ačiū už santraukas, kurias parašėt. Gaila, bet tik prabėg šmom perskaičiau, kol jums buvo pertrauka. Nesirūpinkit, paruošėm šperas, kad jums padėtume. Parodysim. Puiku. Ką pasakysi? Šaunuoliai, tiesa? Jie mums labai padės. Labą dieną. Patogiai sėdit. Patogiai, ačiū. Ponas Rikardas Ačamendis. Dunofas. Čia ponas Dunofas. Malonu susipažinti. Ir man. Atsiprašau, mes buvom tualete. Tualete buvom. Gerai, sėskitės. Ponas Ačamendis. Kitas, ne jūs, prašė manęs dalyvauti pamokoj. Jo paties nebus? Aš stebėsiu pamoką. Jūs stebėsi. Apie ką kalbėsit, ponė Ačamendi? Pasakyk. Atsiprašau, jei neprieštarausit, pamoką įrašysim. Įrašysit? Neprieštarausit. Jei įrašo neplatins, nieko tokio, Rikardai. Gerai. Apie ką žadat kalbėti, ponė Ačamendi? Kągi, pasakyk, apie ką kalbės, Rikardai. Atsiprašau, ar gerai jaučiatės? Labai gerai. Taigi tema, kurią parinkau šiandienos pamokai, yra kubanizmas. Kas? Kas? Kvailtų. Šaipatės iš mūsų. Kas tas kubanizmas?
Ne. Kubizmas. Atsiprašau, norėjau pasakyti kubizmas. Kubizmas, taip, jis dienų dienas leidžia muziejui, bet to jis pats menininkas, nesupratęs vesti pamokas. Taigi, kubizmas yra... Kubizmas yra meninis judėjimas kilęs 20 amžiuje. Šito judėjimo menininkai savaip išreiškė erdvę. Teisingai, naudodami geometrinės figūras. Geometrinės figūras labai gerai. Kągi vaikai, pamoka baigta. Dėkoju už dėmesį. Paplokim Rikardui Čemendžiui. Ačiū. Labai ačiū. Nėra už ką tai plot. Kaip jums pamoka? Aš labai nustebintas. Aš irgi nesujaudintas tikrai. Labai dėkoju. Man jau metas. Prieš išeidamas, jam jau metas. Galėtumėt parodyti savo dokumentą? Parodyk dokumentą, Rikardai. Parodyk. Žinoma. Tiesiog neįtikėtina. Rikardas, Čemendis. Sunku patikėti. Įspūdinga. Kągi, išklausęs jūsų profesionaliai pravestą pamoką ir pamatęs dokumentą, neturiu jokių abejonių, kad jūs esat ponas Rikardas Čemendis. Jau gali, tiesa? Taip. Nėra prasmės jo užlaikyti. Žinoma, įvyko nesusipratimas, apgailėtinas nesusipratimas. Būtent apgailėtinas. Dabar tikit manim, tikit visiškai. Ačiū, tikrai labai jums ačiū. Niekad nebūčiau patikėjęs. Ne? Ką darot? Leiskit man, štai taip. Tai bus geriausia. Kągi, ponė Čemendi, dar kartą dėkoju. Mokiniai, tęskit pamokas. Taip. Viso gero? Kokią įdomią pamoką pravedėt mums, mokytojų. Kokią įdomią pamoką. Labai įdomią tikrai. Koks geras aktorius. Ačiū. Svarbiausia, kad išgelbėjom Oktavijų, ar ne? Štai kur tikras draugas. Man jau reikia grįžti į kirpyklą. Sėkmės visiems. Užsuksiu, kad manęs tvarkytum. Viso. Gražus marškiniai. Klausyk. Ką? Eik, paklausk Diego dėl Marisos. Būtinai dabar? Eik. Šaunuolis. Tai bent įsisuko. Mano šalyje tokių dalykų nebūna. Tikrai. Vaikai, labai jums ačiū. Be jūsų pagalbos nieko nebūčiau padaręs. Visą gyvenimą prisiminsiu. Ne, tam ir esam, kad tau padėtume. Tikrai labai ačiū, tikrai. Matau, kad beveik visi susirinkom. Norėjau paprašyti, kad gerai pasitreniruotumėt. Būkit geri. Nereikia, negainiok mūsų kaip Blasas. Jis mums neduoda ramybės. Pablytai stebiuosi. Motyvacija priklauso nuo jūsų. Negi jūs reiks verst. Susirinkit ir pasitreniruokit. Ko jums trūksta? Tikrai tiesa? Einam treniruotis. Eikit. Aš šiandien negaliu. Kodėl? Turiu susitikti su vienu draugu. Palauk, tarėmės, kad kipsim į darbą. Negaliu, Pablai. Palaukit. Eik ir susitvarkyk savo reikalus. Bet grįžęs sužinok, kas buvo nuspręsta per treniruotę. Būtinai. Gerai. Iki. Negaiškim laiko. Einam. Palauk. Ką? Kas atsitiko? Kur eini? Susitikti su Sabrina. Kodėl nesakai? Nenoriu, kad kas nors sužinotų. Tikriausiai kažkas dėl įrašo. Palauk. Tik nesakyk, kad dėl mano senio viskas žlugo, nesmirsiu. Neužbėk įvykiams už akių. Nežinau, gal ne dėl to norėjau susitikti. Gerai, eik ir išsiaiškink, eik.